Efektyvumo akademijos paskutinės užduotis, paskutinės dienos ir iš tikrųjų galiu tvirtai pasakyti, kad nieko geresnio, efektyvesnio, smagesnio nesu turėjus per savo gyvenimą. Taip, dirbti ir siekti savo tikslų yra sunku, bet po kovo mėnesio iššūkių, aš galiu pasakyti, galima savo tikslus siekti ir žaismingai, smagiai, ir spalvingai. Kiekvienas dienos užduotis iš tikrųjų nepaprastai nuspalvina mano kasdienybę. Šeima lygiai taip pat buvo paliesta šitoje vietoje, nes kiekviena užduotis, kasrytinė užduotis į elektroninį paštą priverčia pasukti galvą, kaip viską padaryti, kaip padaryti geriau, greičiau, efektyviau ir smagiau. Tuo labiau, kad visas užduotis naudingos ir įjungiamos į kasdieninius darbus, tą, ką tu privalai ir šiaip priklauso darbe padaryti, ar šeimoje ir panašiai. Tai tikrai kviečiu visus, kas nori spalvų, teigiamų, pozityvių komandos narių ir jų palaikymo, kam norisi išmokti žaisti kasdienybę. Nesvarbu, ar tu esi mokinys, mokytojas, verslininkas, tarnautojas ar namų šeimininkė. Efektyvumo akademijos užduotis kiekvienam yra paruošusios staigmenų. Aš jas išbandžiau, kviečiu išbandyti ir tave.